Hello. Gerą dieną. Tai kiti 2 mopedai parduoti, planavo vieną paėmė 2. Liko tik tai Benelis. Išrinktasis mylimasis Benelis, kurio pernai metais varikliui buvo ne kažką. Dabar ženkliuką užlipdavo atgal. Operatorius. Su momentu. Na, labai gražiai užsilipdė. Ja. Realiai aš manau, kad su juo viskas turi būti gerai. Reikia jam kuro ir biškį mažiau oro. Tiesiog bandysiu įpilti baką ir pajungti prie karbo, užkimšti karbės skylę ir bandyti prikurt. Opa. Kuro šlangutė yra. Uždėsiu vakuuminę skylę, nes šitas neturi kranelio. Žiūrėsim, kaip čia kas gausis. Blemba. Nors ne. Aš jau čia pirmą išrinksiu karbą, jį praplausiu, nes jis čia ilgai visai stovėjo neliestas. Ir tada jau žiūrėsim, kas gaunas ir bandysiu užkurt. Adatėlė. Ir viskas normaliai. Kažkas nesusigadino. Dabar galiu... Oi. Ups. Jo, nu nieko. Jam nenutiks. Dabar čia tik tai jungiu. Ir išimtas karbas. Reikia praplauti, pravalyti. Pažiūrėt, kas susigadino jame. Greičiausiai nieko, bet vis tiek geriau praplauti. Čia užsikimšia molių kažkokiu. Jo, reikia pravalyti. It's fine. Wait. Yeah. What is this? Okay, it's good. Nu jo, čia taip gal ne puikiausiai tarpinės atrodo. Tos patižusios. Flotas plūdė lyg ir padoriai. Bandysiu pilt kurą. Aišku, reikia dar prijungti kuro šlangutę ir bandysiu kurt, jeigu išeina viskas. Panašu, kad jie nori kurtis. Mano biškį priklynerio. Opa. Aha! Ką darai? Vieną ir išrūkti ant laužą papučia. Kas čia vyksta? Čia chaltūras. Jo, tik jinai... Žodžiu, mes dabar ją su hitgunu pašildėm. Realiai dabar kame problema yra, kad ją floodina. Tai žikleriukai biški per didelė, gerokai. Ir jo, mes ją dabar su hitgunu biški pašildėm dar. Bandėm kurt ir jinai lyg ir kūrės, bet gali būt, kad jinai nuo starterio lyg ir jau dirbo, o ne nuo kuro. Taip, pažiūrėsim. Taigi, turime update'ą. Domantas tai jau turėtų grįžti, bet neturėjom kameros tuo metu prie vietos, bet šitas padaras
apsimetinėja negyvų. Viskas gerai, jisai užsivedė. Jo, tai paėjo užkurt. Šiaip ne taip kažkaip užsikūrė. Jis kuro dar negavo, tai aš nežinau, ko jis dirba, jaučiu, kas buvo karbo pačioj likę. Šiaip ir gazuoja, ir lyg ir ailina, šiaip ne taip. Jo, tai trosų ne kažką, tai reikia naujo troso būtinai. Nu, net nežinau, kame bėda. Gal dėl to, kad naujas jam apsidirbti, gal reikia, nežinau. Bet jo, kažkaip užsikūrė. Dar buvau papurškęs biškį irgi. Jo, dirba berniukas, benelis. What the fuck? Excuse me? What the fuck? Tikrai nesitikėjau. What? Jis dirba! Dirba! Fucking hell! Aš sakau, he was playing this. Iš kojos vienu lengvu paskirimu užsivirė, kas jam yra? Kas tu pasidarė? Prasivalė iš čia gal kažkaip? What the fuck? Pabandyk. What the fuck? What the fuck? Fucking hell! So easy! Pusė dienos tiesiog nedirbo, dabar sumasti dirbti. Nežinau. What? Oi. Jėzu. Ar tai? Bet įdirba. Bet aš nematau, kur aš laukiu. Tai gal labai nedaug traukia. Ok, važiuojam dabar iki garažo. Šiandien yra balandžio 14 diena, pusė 2. Ir reikia iš Benelio išimti žikleriukus, nuvaryti iki Moto, pasiimti naujus. Nusipirkti Moto dirba iki 3 valandos, tai tikiuosi spėsiu viską pasidaryti. Dar norėčiau nuvaryti po to iki senuko, nusipirkti suktuką, kad nereiktų riešo gadinti sterkšlę. Ir jo, tiesiog dabar varom, išsirinksiu kuo greičiau ir bandysim šiandien gal vėl prikurti Benelį. Vakar išėjo jį prikurt, bet dirbo neilgam, labai užpylė variklį. Jo, žiūrėsim, gal išeis tą sutvarkyti ir jis pagaliau pradės važiuoti. Gerai, atvariau garažą, išimu karbą greitai ir skrendu į Moto. Nu, nuėmiau oro filtrą, atsukau chamutą, ištraukiau kuro šlangutę. Dabar tai reikia gazo trosą nuimti. Išsitrauksim žikleriukus ir galėsiu važiuoti. Dabar yra po 1:52, pagal Google Moto užsidaro lygiai 3 ir tikiuosi spėsiu. Opa, va ir karbas. Gerai, nusuku apačią, ištraukiu ir varau. Gerai, pasiėmiau trosų replacementą universalų ir pasiėmiau skirtingų dydžių žikleriukų. Dabar varau dar iki senukų, pasižiūrėsiu gal įrankių kokių ir jo, varysiu atgal į garažą ir bandysiu tvarkyti. Tai tik šviežiai grįžęs iš senukų, pasiėmiau pirštinių, pasiėmiau šlapių servetėlių, iš įrankių neturėjo man ką gero pasiūlyti, nieko nepirkau. Ir dabar įdėsiu naujus žiklerius į karbą ir bandysiu pakurt. Gal pagaliau užsikurs ir normaliai dirbs. Vakar, kai bandėm jau test drivint, kai buvo užsikūrus, jie žiauriai fladino su kuru. Tiesiog išbandysim dabar kitaip. Jei pasižiūrim kokių yra. Ir pradėsim nuo pačio mažiausio, manau. Pradedam nuo 100, nes dabar įdėta 130. Ir žiūrėsim, ar nefladins mum variklio. Išimam seną. Ir įdedam naują. Gerai. Va.
prisukti reikia. Tai ką, įdėjau naują žikleriuką ir bandysiu kurt. Vakuumas irgi va, šviežiai pakrautas, kaip tik atsakiau. Ir jo, spaudžiu stabdį, bandau kurt. Kodėl tu nenori kurtis? Prasuksiu biškį su ištraukta žvakė. Gal išpūstų kažkiek kuro, bet prieš tai dar atjungsiu kuro šlankutę. Pabandom dėt žvakės gal. Aš dar gal prieš tai patikrinti, ar yra sparkas. Jis turėtų būt. Dabar kokia esmė? Nėra sparko. Panašu, kad ne žvakiai problema. Ir aš neturiu multimetro su savim, tai jaučiu važiuoju pasiieškot multimetro. Gal maksimum koks papigiai bus ir pasimsiu. Atvažiavau senukus, nes maksimui nebuvo multimetrų. Gerai, kad dar senukai dirba. Ir einu, nusipirksiu multimetrą, pasižiūrėsiu, gal dar kažką rasiu, ko man reiktų. Ir varysiu garažą tikrint, ar su bobina problema, ar su visa elektra. Senukose nusipirkau multimetrą, nusipirkau kroną, 9 voltų batarkę ir prasitestuosiu bobinos konektoriukus. Bobinai šakės. Sekanti diena šiandien yra balandžio 15. Vakar bandžiau pakurti benelį. Greičiausiai su bobina buvo problema, dabar nebesu toks tikras. Bet nusipirkau naują bobiną ir reikia man tada ant jos pakeisti angaliuką. Štai nauja bobina. Čia senoji. Reikia pakeisti. Ir žiūrėsim, ar kursis. Va, nauja bobina. Ir aš tada ją dedu į benelį ir žiūrėsim, ar yra sparkas. Štai beneliukas. Tik tai greitai prijungiu batarkę. Turėtume turėti gyvybės. Tada veikia labai gerai. Žvakutė išimta. Žiūrėsim, ar bus kibirkštėlė. Nėra. Nėra. Gerai, užsikeliam. Galinis ratas pakeltas į orą. Noriu dabar nuimti jį. 24 galvutę. Atlaisvinau stabdžio svirtelę, supurškiau su VD, atšoka dabar jinai pati, laisvai juda. Okay, amazing. Grįžau po savo kasdienės kelionės į Moto. Pasiėmiau naują žvakę, pažiūrėsiu, gal tame problema ir galvoju, gal ta jungtis tarp žvakės ir bobinos buvo bloga, nes aš tą pačią naudojau nuo prieš tai bandysiu tą pakeisti. Turbūt matėt, jau pravaliau stabdžius biškį, kurie buvo užkepę, dabar jau viskas super veikia. Varau dirbt, nieko nelaukiam. Gerai, tai pirmas dalykas, ką darom, užsukam šitą atgal, prisukam, kad būtų kontaktas ir bandom jungt. Pradedam nuo senos žvakės. Ne, kibirkšties nėra. Pabandom naują žvakę. Ne, kibirkšties nėra. Kame dar gali būti problema? Jo, nesukam per daug galvos, varom uždėt ratą, pažiūrėt, kaip stabdžiai laikos. Brake padų dar visai padoriai yra likę. Aš tada juos uždėsiu. Jo, žodžiu, pabandžiau, žiūrėjau videką, kaip diagnozuot, nežinau, nesigauna. Bandysiu įsidėję boksą pakeisti. Dabar, žodžiu, uždėsiu ratą ir varysiu atgal iki šopo. So that's cool. Man patinka važinėti pirmyn atgal. Taip ir būna su tokiais projektais, kai nori čia visko čia ir dabar.
Okay. Okay. Čia galėsiu vėliau priveršti, normaliau, bet kol kas užteks. Galiu uždėti kepą. Super. Rankenėlė grįžta, juda ir greičiausiai stabdo. Pabandysiu pastumt. Jo, stabdo, puikiai. Amazing, grįžo galiniai stabdžiai. Kinda. Hello. Savo tada apsuku. Tiek padangom reikės. Klausimas, ar kameras keist, ar ventilius keist. Nes tipo padangas parašyta, kad nėra kamerinės. Bet nežinau, kiek aš čia galiu pasitikėti. Tai va, dar noriu parodyti stabdžių. Kad atšoka atgal ir stabdo. Yeah! Suvadai prapaškiu, pravaliau, praeidinau. Labai gerai. Nu ir dabar varau aš tada iki moto atgal. Ir naujas CD boxą pirksiu, žiūrėsiu, ar tame problema. Jeigu ką, tai tiesiog po to turėsiu daug ekstra dalių. Ok. Kad ir kaip gėda pripažint, visas dalis čia pirkau, keitinėjau, žodžiu. Pasirodo, šitas mopedas turi kill switchą. Galite įsivaizduoti, kame buvo problema. Jisai buvo jungtas. Dėl to ir nesikūrė. Tai dabar tiesiog surinkinėjau senas dalis. Bandysiu kurt. Oi, kaip aš taip. Jo, tai va mopedukas. Reikia įsukti žvakę atgal. Nu, kas gerai, bus išdžiūvęs cilindras. Jau karbas sausas. Gerai, aš varau į parduotuvę, pasižiūrėti kažką pavalgyti. Tegu mopedas čia kraunas. Ir jo, grįžęs žiūrėsiu, kaip kas gaunas, gal užsikurs. Jo, biškį leidau pasikrautą kūmai minimaliai. Pašildžiau biškį galvą su heitganu. Pažiūrėsim gal dabar norės kurtis. Ok, pajungsiu kurą ir žiūrėsime. Dabar reikia išrinkti karbą ir uždėti didesnį žikleriuką, nes per mažai kuro duoda. Jo, amazing! Pasaka. Žiauriai lengvas fiksas, bet labai ilgai užtruko. Dabar tik taip dajungiam konektoriukus atjungtus. Bandom užkurt. Dabar turėtų prisipildyti karbas. Akumat, padedu tam galinio ratą. Žiūrėsim. Nu, kursies? Kuras bėga, užmėsiu dar oro filtrą.
Žodžiu, renku atgal lauk karbą. Žiūrėsiu, ką nudėda, nes jisai nepriima kuro. Užsikuria, dirba, smardina, bet dirba. Okay. Diržas, lyg ir dar padoriai atrodo, tikrai neatrodo labai blogai, bet man atrodo, kad sankaba neengagina, dėl to jinai ir nepradeda važiuoti. Jinai tik labai didelių greičių pradeda važiuoti. Tai nežinau, pabandysiu dabar dar pagazuot, pažiūrėt, ar išeis. Gerai, tai benelis kuriasi, tik nežinau dabar, ką man su juo daryti, jaučiu per mažai gazo išeina duot. Trosas normaliai neveikia, bet čia irgi nežinia dar tiksliai. Jisai kurias, normaliai dirba visai. Uždėsiu dabar duslę, pažiūrėsiu kaip jisai dirba ir pabandysiu šį pajudinti iš vietos kažkiek. Gal adatas per daug užkelta. Pabandysiu aš ją greitai paadjustinti. Gerai. Dabar pabandysim su dar aukščiau pagal tą adatą. Kadangi garaže nesisekė man ten nieko tvarkyti, mopedas taip ir toliau nevažiavo ir neveikė kaip turėtų, nenorėjo judėti visiškai iš vietos, taigi dieną garaže ir užbaigiau ir važiavau iki Kauno oro uosto pasitikti savo brolio, kuris atvyksta iš Anglijos į Bulka Erotika eventą, kuris vyko Klaipėdoje.